Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Sveiki! Dabar jūs pamatysit kaip niekad tragišką laidą, nes jau seniai, labai seniai mums teko kalbėti apie netektis keliuose. Suvokta mašina į mirtį kelyje į Liebartus, dar vienos aukos pareikalavo avarija Palangos kelyje. Jekužėdas kol kas per daug skurdus, kad čia turėtum į ką užsižiopsoti, ir spaudos plyšėjimas, kad policija gaudys girtuoklius, nepadeda. Jų vis tiek atsiranda, visą tai netrukus Baltikom televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kelių policijos biuro komisaras inspektorius Richardas Patlaba. Per praėjusią savaitę kelių policijos biure užregistruoti 22 eismo įvykiai. Jų metu 8 žmonės buvo sužeisti, 1 žmogus žuvo. Pareigūnai išaiškino 367 kelių eismo taisyklių pažeidėjus, 14 iš jų savo transport priemonės vairavo būdami neblaivūs. Laidą pradėsime nuo itin nesėkmingos Kėdainiškio Andriaus kelionės su mėsa į pajūrį. Mėsą pajūrio krašto žmonėms vairuotojas paliko ir laimingas judėjo namų link, kai staiga jo svajas išsklaidė avarija. Ir tokia neprasta avarija, vertinant tai, kad viskas vyksta prie žiedinės sankryžos, kur nėra kur įsibėgėti. Tačiau žiūrint į tai, kas liko iš Mercedes-Benz kabinos, čia važiuota stipriai užsisvajojus. Labą dieną. Labą dieną. Nelaimę pateko? Teko. O kaip buvo? Žiūrėjau. O į ką? Ką žinau, iš šono kažkur. Aha. Nebespėjau, kažkur. Gausiu dabar nuo viršininko, jaučiu, kaip jaučiu. Nieko nesakė, skambinau, nieko. Na, nežiniai, ką žiūrėjo Andrius, tačiau merginų trumpais sijonais prie jakų žiedo nesutiksi. Čia greičiau pamatysi policininkus, kurie dabar už sutrikusius vairuotojus netgi eismo įvykių deklaracijas užpildė. Nes ir gavęs užpakalin vairuotojas sakė, kad neprasti pojūčiai buvo, manė, kad savo konteinerį pametė. Ne, nu končiai pasakosi. Galvoju, kad prieko pamečiau. Ar rimtai? Da. Pasirodo, ne. O nesat šiaip, kad įvažiuotų, su vilkiku važiuotų ir kas nors įvažiuotų į galą? Nu, nebuvėm dar. Nėra buvę. Bet kad taip pažiūrėt, kaip pamatėte jau vaizdelis, tai... Nu, nekoks. Dar pasidžiaukim, kad Andrius važiavo vienas ir kraustumės į kitą siužetą. Prieš tai patyrė, kad vilkikas vilkikui yra vilkikas. Beveik kaip brolis, visada nelaimėje padės. Nors ką tik susimušta nevaikiškai buvo. Vilkikas vilkikui yra vilkikas. Taip. Ši pėsčiųjų perėja Statybininkų prospekte ir jį kertantis dviračių takas yra padidintos rizikos zona. Klaipėdos apygardos prokuratūros organizuoto nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas norėjo gerą darbą padaryti, būrį vaikų ir dviratininkų praleisti, bet atsitiko tai, kas visada atsitinka tokiais atvejais. Ne visi esantis gale supranta priekyje važiuojančiųjų ketinimus. Aš supratau, kad jūs prie perėjos sustojat. Gerbiamas prokurorė, taip? Nupraleido vaikus? Supratau. O mergaitė? O jūs turbūt irgi sustojot, aš taip suprantu. Ir gavote galą. Su diržu buvot? Su diržu, taip, gavau krikštą. Bet krikštas toks neprastas, sakyčiau. Labą dieną, ponė. Va, gerai pasakėt. Taip Audi vairuotojas paaiškino savo skubėjimą darban. Mes dar grįšime į šią perėją dėl tos pačios priežasties, kai skubantis pagal aliarmo signalą kariūnas susidurs su dviratininkė, o dabar atėjo metas alkotesteriui, nes mūsų tauta tokia jau yra nepaprasta. Jei gali parūpti, ar prokuroras po darbo važiavo blaivus. Gerai? 3-0 iš karto. Jo, Esu visų klausiu, ar esat putęs? Senai labai. Pačiam. Ir gerai. Va. 3-0 irgi. Galvoju, 1-2-6 bus. Nepakito 9-0. rezultatas. Na štai, visi ramus ir patenkinti, o vietelė šį vasarą ypač judri ir ko gero čia gulinčius policininkus, tai yra greičio slopintuvus guldyti ne ten reikia, kur greičio matoklis be darbo stovi, o čia. Gražų penktadienio rytą Šilutiškių mergiočių kelionė baigėsi Tilžės gatvėje, kai joms ridenantis gatvė iš kiemo su pasatu šovęs senolis kelią pastojo. Važiavau tiesiai, jis išnėrė iš to kampo
Aš net Jau, nesirengiu. jis nesidairė, kas svarbiausia, aš pradėjau stabdyti, jis vis tiek net nieko nereaguoja. Tai aš, nu ką, vis taip, aš tą jau į jį. Palauk, tu dabar paaiškini truputį. Jisai bandė va čia sustoti į šitą vietą. Aš važiavau tiesiai, viskas svarbiausia. Aš jau važiuoju, jis jau pradėjo lysti, aš pradėjau stabdyti ir, va, matot, rezultatą. Žiūrėk, iš čia jisai lindo. Iš kiemo? kiemo, Viską lindo. supratau. Po avarijos į ligoninę buvo išvežtas Passato vairuotojas, kuriam iš ten išeinant daktarai prisakė 3 dienas nesikelti iš lovos, o jaunosios šilutiškės kitą kartą žinos, kad su reikalais į Klaipėdą atvažiuoti yra labai pavojinga. Balionai, tatuiravę važiavom daryti. Jo? Skorpioną? Ne, tatuiratą daryti. Gimtadienio proga. Jo? Artėjančią. Kurioje vietoje būtum darius tatuiruotę? Jinai darys ant kojas. Ant kojos? Tu turėjau? Supratau. Bet tikrai nenusreginėsim. Tai nebepasidarysiu šiandieną. Ne, jau šiandien užsimsiu su avarija. Ate, merginos. Penktadienio popietę Šiaurės prospekte elektros apšvietimo stulpą apsikabino automobilis Mitsubishi Outlander. Avarijos priežastis neįtikėtina. 4 metų vairavimo stažą turinčiai vairuotojai, bandant išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės, staiga atsidarė jos duris. Ji jas daryt, vairą pametė ir smūgė stulpą tokio būta, kad tos duris jų apačia sulinko į asfaltą. Žodžiu, džipas net buvo pakilęs į orą. Labai vietoje tas stulpas pasirodo bestovys. Labai. Nes jeigu ne jis, žiūrėk, dar automobilis būtų užlėkęs ant šaligatvio, o ten žmonės bevaikšta. Kol mes bandysime nufilmuoti stirną pasiutelę lakstančias Smiltelės ir Karlskronos gatvių rajone, ne tik per žolynus, bet ir per gatvę neleistinoje vietoje, pakalbėkime apie tų deklaracinių avarijų trūkumus. Smiltelės ir Taikos prospekto sankryžoje susidūrė Audi ir Honda. Kažkaip labai staigiai mediko automobilis išvežė Hondos keleivę į ligoninę, mašinas vyrai patraukė iš įvykio vietos ir pradėjo pildyti deklaracijas. Reidus su šio įvykiu susiję asmenys tvirtino, kad sužeistų žmonių nėra. Policijos nereikia. Pildom deklaracijas, keičiam ratus ir viskas. Tik štai po 2 valandų policija gauna pranešimą iš ligoninės, kad šioje avarijoje yra sužeista moteris. Kažin, kas vadybino šią avariją, bet iki policijos apie įskaitinę avariją informacija neatėjo. Dabar gali būti taip, kad abudu vairuotojai pajus tą finansinę naštą, ką reiškia pasitraukti iš įvykio vietos. Ir kaltas, ir nekaltas. Apie tai ir bus kitas penktadienio siužetas. Apie bėglius iš avarijų vietų. Liepojos ir Panevėžio gatvių sankryžoje automobilis Peugeot atsitrenkė į Volvo galą. Aišku, kai Volvo vairuotojas sustojo praleisti pėsčiųjų, ketinančių eiti per pėsčiųjų perėją. Viskas aišku, tačiau Peugeot vairuotojas tai dingo, atidavęs nukentėjusiam savo dokumentus. Aš dviratininkų sustojau praleisti ant perėjos, atvažiavo kaip davė į galą ir išlipo išgėręs gerai. Ir kas toliau vyksta? O toliau vyksta, aš sakau, nu ką, darom ar draudimą, tvarkomės. Bet jūs matote, kad jis išgėręs? Jo, taip, aš dokumentus jau paėmiau visus. Ir jisai pradėjo čia taip, jo nepatenkinti. Taip atvažiuok į servisą, aš tau suremontuosiu. Ir įlipau aš į mašiną, skambintis policijos puolė, netgi viršui, nulaužė veidrodį. Nesupratau. Bet taip, ten, sakykime, tokį, matot, tam. Ir atsistūmė atbulas, įlipęs į mašiną, nuvažiavo, sakė, Dragūnuose gyvena. Gerai, o koks automobilis jo? Peugeot. Yra dokumentai visi pas inspektorių. Tai jisai ta prasme, jūs paėmė dokumentus? Taip, aš paėmė jo dokumentus, paliko ir pasas, ir techninis pasas, ir draudimas. Kokių keistų žmonių tenka sutikti šiais laikais keliuose? Atsimuša tau į galą, palieka dokumentus, kad lengviau būtų Aną jį surasti ir dingsta. Dabar važiuojame į pažįstamą jau šioje laidoje matytą pėsčiųjų perėją Statybininkų prospekte. Šis techninės pagalbos vilkikas išveža sudaužytus automobilius po avarijos Smiltelės gatvėje, o pavojingajame Statybininkų prospekte šį kartą partrenkta dviratininkė. Tai padaręs BMW vairuotojas buvo šiek tiek suirzęs. Kas tu toks atsitiko, tu man gali vairuoti? Filmuoti. Jūs viešoje vietoje esate? Nu, kas, bet aš privatus asmuo. Ne, panas, jūs viešoje vietoje. Aš privatus asmuo. Gerai? Blogai. Varyk iš čia. Nu dar pašūkaukit. Varyk. Net nesiruošiu. Labai atsipūdęs žiūri. Taip. Jūs su manimi bendraujate? Aš su ką jis reikia kamerą? Kad pėsčiųjų perėją partrenkėt žmogų jaučiu. Pėsčiųjų perėją. BMW vairuotojas buvo ne visai teisus. Nuo kada už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikomi valstybės tarnautojai, pareigūnai, šiuo atveju kariūnai, yra privatus asmenys. Nieko panašaus. Kita vertus, į kario nervingumą dėmesį turėtų atkreipti ir jo vadai. Su tokiais nervais misijoje Afganistane nėra ką veikti. Tačiau grįžkime prie avarijos. Laimiai dviratininkė medikai po apžiūros paleido gydytis namo. Moteriškė neslėpė, ji per perėją nestumė dviračio, o lengvai važiavo. Betgi ją netgi vilkikas buvo sustojęs praleisti, tik ne BMW. Važiavau, o jisai pradėjo judėti. Jisai iš fūros nematė manęs, aš jo nemačiau. Iš fūros.
Ir taip įvyko, kad aš dviračiu važiavau jau į mašiną, pašokau į šoną ant kaputo. Bet vilkikas stovėjo, jūs praleis, stovėjo vilkikas, taip? Stovėjo vilkikas, stovėjo. Šiuo siužetu leiskite baigti pirmąją reido dalį. Nieko naujo, nes dabar mus pertraukia motina reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Antroji laidos dalis po reklamos bus tragiška ir liūdna, kaip niekada jaunas vaikinas žus sudužus vogtam automobiliui pakeliui į Lėbartus, dar vienos aukos pareikalus avarija įvykusi Palangos kelyje. Per avariją tame pačiame Palangos kelyje žus briedžių pora, brolis ir sesuo. Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Tai buvo visa reklama, dabar eteryje mūsų reikalai, tai yra reido reikalai. Sekmadienį truputį po 9 valandos ryto kelyje į Lėbartus už Rimkų gyvenvietės posūkėje nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi dideliu greičiu skriejęs automobilis Honda Concerto, važiavęs nuo miesto. Mašina numušusi ir boženklį Klaipėdą ir labai simbolišką ženklą su pavadinimu Lėbartai vertėsi 4 kartus. 2 jaunuoliai iškrito iš mašinos. O apie chuliganišką Hondos vairuotojo elgesį kelyje bylojo ne tik tai, kad automobilis stabdomas policijos prieš tai nestojo Taikos prospekto ir Naikupės gatvių sankryžoje, bet ir žmonės vėliau matė automobilį skriejantys Miltelės gatve ir Jūrininkų prospektu. Prieš 10 minučių Rimkus variniai, blemba, įkirtų kelio. Kur? Rimkus, prieš kur kaskiuką atėjo. Aha. Prieš 10 minučių, buvom tą žiūrėjai. Короче, Таргельшка лишей по Раудону. Керса, варі, бlemba, nu. Čia tikiuosi, kad žmogus vienas kažkoks dviračiu važiavo, sak vyra, kon čia dirba, žina. O to žmogaus tikėba. Jūrininkų prospektu po Raudoną įsėję, šviesoporo. Aš važiavau Jūrininkų. Sako, vogta mašina. Kretingoj, vogta mašina. Komoj. Vai, komoj, grina. Istorijos pradžia yra tokia. Po 8 valandos ryto policijos padaliniai gauna pranešimą, kad šis automobilis naktį yra pavogtas Kretingos mieste iš vieno namo kiemo Klaipėdos gatvėje. 9 valandos ir 5 minutės ši mašina Klaipėdoje stabdoma patrulių nestoja Taikos prospekte. Besivėję pareigūnai ją pameta iš akiračios Miltelės gatvėje. Dar po kelių akimirkų iš Rimkų atskrieja pranešimas, kad įvyko baisi avarija. 2 per avariją mažiau nukentėję jaunuoliai policijos automobilyje pasakojo pasakas, dar nežinodami, kad melas šioje istorijoje nebetiks. Mes keliaiviai, mes paprašym, kad mumis pavežtų Kretingą. Iš kur? Blin, mes pas tranzavo. Iš kur parvežtų? Tranzavo mes kažkur Klaipėdą, nežinau. Tranzavo? Taip. Aha. Kas gali padaryti, blin? Su nepažįstamaisiais? Pas prigers, esu. Kas gali padaryti? Iki teisminio tyrimo pareigūnams šios išgalvotos istorijos įspūdžio nepadarys, nes vienas vaikinas iš kompanijos mirs Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos skyriuje. Traumos patirtos prispaudus besiverčiant automobiliui buvo mirtinos. Hondos ekipažas visi 4 jaunuoliai labai gerai žinomi Kretingos policijai, o šis dabar nešamas į medikų automobilį netgi buvo ieškomas policijos pareigūnų už padarytus nusikaltimus, suradus skiriant teismo sankciją, suimti. Ir jį ligoninėje dabar saugoja policija. Kiti 2 likę gyvi 20-mečiai atsidūrė Kretingos policijos areštinėje. Šiais metais Klaipėdoje avarijose jau žuvo 3 žmonės, 2 pėstieji ir dabar 25 metų kretingiškis Ramūnas Petronis. Kas vairavo automobilį dar tyriama, tačiau pagal sužalojimus pareigūnai linkę manyti, kad vairavo būtent policijos ieškotas asmo 20-metis Arvydas Venskus. Klaipėdos kelių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl avarijos, per kurią žuvo žmogus, o Kretingos policija dėl automobilio vagystės. Pirmadienį apie pusę 9 vakaro policija gavo pranešimą, kad kelyje į Palangą 16 kilometre nuvažiavus automobiliu nuo kelio ir atsitrenkus į medį yra prispaustas vienas žmogus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai nupjovė automobilio Mitsubishi Colt duris ir atlaisvinę saugos diržą iš automobilio salono ištraukė vyriškį, kuriam dėja medikai padėti buvo bejėgiai. Kai įvykio vietoje pradėjo stoti pirmieji automobiliai, iš avariją patyrusios mašinos dar rūko dūmai.
Biškai jau dūmas rūko. Ai, dūmas rūko? Jo. Ką padarėte, atjungėte akumuliatorių? Viskas. Atjungėme, nejudinimą, neužšimtų. Buvo tie vyrukai sustoję pirmieji, vat, jie nematė pačio įvykio, bet jie matė, tik matyti iš paskos važiavo. Supratau, ir jūs, ta prasme, jūs atjungėte akumuliatorių, kad neužsidegtų viskas? Mažukas. O žmogus gyvas dar buvo? Dar kvėpavo biškelį. Sudužusio automobilio vairo net nepabandyta pasukti, posūkyje stabdymo pastangų ant kelio neaptikta. Tai verčia manyti, kad arba vairuotojui sutriko sveikata, arba jis užmigo. Velionio važiuota namo iš darbo Klaipėdoje, kuris prekiavo gėlėmis. Artimieji pareigūnams teigia, kad alkoholio vyriškis beveik nevartojo ir buvo labai tvarkingas ir drausmingas 11 metų vairavimo stažą turintis vairuotojas. Į kitus klausimus atsakys kraujo tyrimas. Per avariją žuvęs 59 metų palangiškis Jonas Bildžius yra pirma avarijų auka Klaipėdos rajono keliuose nuo metų pradžios. Beje, rajono policijos pareigūnai prisimins, kad prieš gerą dešimtmetį į šitą patį medį beržą atsimušus automobiliui žuvo 3 žmonės. Vilniečiai skubėję į pajūrį. Tada avarija įvyko taip pat užmigus vairuotojui. Baltijos ir Šilutės žiedinėje sankryžoje susidūrė du balti kaip gulbės transportai, sako balta spalva, kaip ir raudona geriausiai matomos spalvos viešajame transporte. Tad ko čia susipulta, aiškintasi ilgai ir nuobodžiai. Впереди меня шла машина, я за ней. На Башкарале едем, туда на круг. Он его пропустил на малой и дальше опять поехал. Я вижу, что такое, он сейчас лупит мне прямо в бок. Я решил в сторону уже отжиматься. В это время колесом уже. Он видите, как он прижал. А я выезжать должен с круга. Кто виноват в аварии? Конечно, он должен пропустить меня с круга. Kas kaltas dėl avarijos, budintis klausė? A jis kaltas? Į galą mane važiavo, čia baigų sakant, kad į galą važiavo. Aš kas kaltas? Į galą įvažiavo, sakot? Jo. Bet jūs iš šalutinio išvažiavo? Aš jis tokio šiltą praleido mašiną, aš jau baigų pravažiuoti žiedų, žiūrėkite. Jis į galą važiavo. Būčiau gal užkišęs tą skrantuką, o dabar pravažiavau, jis po to važiavo ir įvažiavo, drąsikinį mane į galą važiavo. Kai kyla ginčiai, kviečiama policija. Kai kyla ginčiai kelyje, kviečiama kelių policija, kuriai atvykus bus nuspręsta negerai išvažiuoti iš šalutinio kelio, nesitikinus, kad įvairiems dėdukams bus aiškus kitų vairuotojų manevrai. Na kur čia reikia pulti, matant, kad ilgas autotraukinys bando kažkaip įsiterpti į transporto srautą. Nėra tarpusavio supratimo tarp vairuotojų. Visai nėra. O kol jo nebus, bus laida reidas. Na bet užteks čia kalbėti lozungais, keliamės į kitą siužetą, į pajūrį. Smulkus nesusipratimai, dideli pinigai. Nors negalėtum tvirtinti, kad nuo pajūro link miesto skriejęs šis automobilis Toyota Celica smulkaus nesusipratimo dalyvis. Neaišku, iš kur atliekta, tačiau rusiškų kolonėlių prikištas automobilis kliudęs svarbų kelio ženklą Melnragėje, palikdamas ant jo autografą, buvo pamestas. Vairuotojas užrakinęs automobilį matyt išėjo ieškoti pagalbos į artimiausią miestą už 25 km, nes telefonas išsikrovė. Žodžiu, visos bėdos per tą greitį. O dabar nesuvaldėjai mašinos, ją pametė. Kažkur dingai, būk malonus, susimokėk 5000 litų baudą. Be to dar atims vairuotojo pažymėjimą. Tiesa, jau vėliau kažkoks jaunuolis paskambins į policiją, Celikos ieškodamas, tačiau paaiškinus, kas jo laukia, jis bandė versti bėdą 46 metų automobilio savininkai, savo mamai, teigdamas, kad vairavo tai mama, gal ir ji, bet išvarčius kelio ženklus mašinų mėtyti svarbioje sankryžoje nedėrėtų. Apie tai bus paaiškinta mamai teisme. Na kiek galima kartoti, kad su dviračiais skersai per kelią negalima važiuoti, jo lab Šiaurės prospekte, kur greičiai ne miestiniai, o užmiestiniai, 70 km per valandą ir nemažiau, tuoj bus įsibėgėta. Tačiau tas dviratininkas Toyotos buvo kliudytas dar iki to greičio prasidėjimo. Nu iš kur tas dviratininkas atsirado? Iš čia. Iš čia. Jisai važiavo skersai? Skersai. Važiavo? Taip. Nesistumė dviračio? Ne, važiavo. Ir greit važiavo. Greit važiavo. Per vieną mašiną, kur važiavo šalia manęs, prašoko. Aha. Ir kai aš jį pamačiau, buvo vėlu. 1936 metais gimęs dviratininkas per avariją patyrė politraumą, jam sumušta galva, veidas, lūžo dešinės pusės mentis, matyt krentant ant vandentekio žymeklio, lūžo ir kairys šeivikaulis. O kur kaulo lūžiai, ten ikiteisminis tyrimas. Štai horizonte pasirodo dar vienas ikiteisminio tyrimo klientas. Nu jūs pons norit antras būti turbūt. Nu negalima taip elgtis, kaip jūs dabar darote. Kaip negalima? Nu negalima va taip. Fotografuoja jo. Tai jo fotografuoja, žinokit. Rai ten pavažiuos. Nu tai va, apie ką šnektaina, bet ne dėl fotografavimo darot, ponas. Taip, ne dėl manęs darot, dėl savęs darot. Greičiau važiuokit ir stumkit dviratį.
Važiuokit ir stumkit dviratį. Ne dėl manęs, dėl savęs daro. Šį kartą žmogų išgelbėjome, o kitą kartą gelbėtojų šioje vietoje gali ir nebūti, kai reikės pavojingoje vietoje skersuoti per Šiaurės prospektą. Viską daryk pagal taisyklės, tai nors savo gyvenimo negadinsi, nei kitiems paškadysi. Visagalė spauda praėjusią savaitę spausdino atsišaukimus, kviesdama tautą nepakliūti į policijos rankas, nes Tispolas, tai yra Europos policija, vėl sumanė girtuoklius išgaudyti. Tai jie ir gaudyti be atvangos visą savaitę. Pirmadienį per reidą pagautas vienas, antradienį dar vienas, trečiadienį dar vienas, nustebęs ketvirtadienį atrodo dar vienas. O šis, sako, nieko nedarė, negėrė, nevalgė, o 0,62 promilės alkoholio pripūtė. Sako, negali būti, nieko negeriau, o girtas. Reikia pastebėti, kad dabar visi taip šneka, o ir girtėja žmonės vasarą nuo šaltibaršių ir tradiciškai nuo kefyro. O kas čia per promilės dabar? Ką būsi geręs? Nieko. Kefyrą? Tai krepšininkai sportuoja. Jūs? Taip. Sveiki, gyvi? Labadiena. Labadiena. Ką čia būsi geręs 0,06? Kas čia tas yra? Ir saldainių jokio nevalgė su alkoholiu? Ne. Nesupratau. Tai bet vis tiek kažką tai valgė, gėrė, aš nesuprantu. Būti. Ar čia nuo vakar kas nors? Tai mes gėrėm, o... Va, supratau. Nu, nemiestum tu kameras. Palauk, ne, tai supratau. Tai pasai promilės vat nuo jūsų. Nu, matyti. Nu, jo, prikvepavot visą kabinetą. Atsakymo nėra. Ką reikia veikti, kad tokias nevyriškas promilės savo organizme vežiotum? Šiek tiek daugiau pūstels Mazdos vairuotojas. Turbūt negerėt. Negerėt? Kodėl? Tu išgeriu, bet dabar žmona važiuoja, kaip aš gersiu. Esat pūtęs gerbiamas Artūrai? 100 kartų? Jo. Pabūsiu 10 sekundžių. Op. Šaltibarščius vartoja čia, kefyrą? Jo, geriau. Jo, yra 0,11. 0,4 turi. Vėl šaltibarščiai su laipsnis, ne kitaip. Per pirmasias antialkoholinio reido Klaipėdoje dienas kliuvo nedaug. Po vieną kasdieną žmonės skaito dabar spaudą ir ne kitaip. Gal šiandien jau būtų užtekę, tačiau laidą pabaigsime taip pat nelinksmų siužetų, kaip ir visa ši laida. Dar išvakarėse internetiniai naujienų portalai džiaugiasi po Klaipėdos gatves, per pėsčiųjų perėjas, per žalią šviesoforo signalą, bevaikščiojančiais dėjais brėžės, kai ketvirtadienį 4 val. Ryto jų nebeliko. Jie žuvo po mašinų ratais Palangos kelyje netoli Jekužiedo. Avarijos įvyko priešingose eismo pusėse. Su automobiliu Audi susidūręs briedis nugaišo netrukus, o Volvo kliudytas briedis su atvirais kojų lūžiais dar kabinosi į gyvastį. Važiavo mašina ir mes važiavom, jinai pristabdė, galėjo kokį ženklą duoti. Jeigu jisai būtų ne ant briedžio, tai būtų tą mašiną atsitrenkęs. Jinai staigiai sustabdė, bet jinai nuvažiavo. Jinai nekliudė to briedžio? Ne. O jums kliuvo? Didelė mašina staigiai pristabdė, aš daviau į kairę. Nu, ir kaip tiko pamačiau išeina. Tada spėjau prasukti. Į vieną nesidengiu, į ano galą tik tai. Tai čia antras brolis buvo, antras brolis. O pirmas peršoko ir nukliudė tada jau ten mašina. Taigi, abu briedžiai pasirodė nuo miesto pusės, pirmasis kliudytas automobilio Volvo važiavusio link Jekužiedo susmuko prie atitvaro, o iš kur išdygo antrasis briedis merginos važiavusio su Audi į Jokubavo namo negalėjo pasakyti. Mačiau tik, kad stovėjo, o avarijos nemačiau. Mes net nesupratom, kas yra stovo, mes užėjom taip, toks taip staigiai šokai iš tikrųjų. Aš atsimerkiu, kad stiklas daužytas iš karto, stojom abidvi, jinai į mane žiūri, net nesireagavom, kas čia kaip kas. Paskutiniais metais yra ypač padažnėję transporto susidūrimai su laukiniais gyvūnais ir ko gero unikaliausia avarija įvyko prie Vėžaičių prieš porą metų, kai briedis su ragais atakavo važiuojantį motociklininką. Prisiminė įvykio vietą iškviesti Klaipėdos rajono medžiotojų būrelio nariai, kurių teritorijoje įvyko ir ši avarija. Briedis nukrenta ir dar 300 metrus motociklis važiuoja ir pats sustoja ir tas vairuotojas paskui ir pukšti. Kelio ženklų, kad šioje vietoje vyksta miško žvėrių migracija nėra, sužeidimų žmonės per šias avarijas išvengė, o patirtų nuostolių jiems niekas neatlygins. Jau po šūvio pabaigusio gyvulio kančias medžiotojai apžiūrėję briedžius nustatė, kad tai buvo antramečiai miško žvėrys, brolis ir sesuo.
Ačiū, kad žiūrėjote mūsų kuklę laidelę apie mus ir jūs nutikusias negandas praėjusią savaitę. Susitiksime kaip visada kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Laidą pristatė didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.